Radviliškio prekinių vagonų depas vienintelis Lietuvoje ir vienas didžiausių Baltijos šalyse. Vagonų remonto darbų specialistams patikė Europos šalių ir nepriklausomų valstybių sandraugoje veikiančios bendrovės. Radviliškio depe šiuo metu dirba virš 500 žmonių ir vienaip ar kitaip tai palies daugelį iš jų. Pirmiausia, tai palies žmonės tiesiogiai dirbančius prekinių vagonų remonto procese. Lietuvos geležinkeliai, tęsdami bendrovės valdymo optimizavimo darbus, pirmą kartą diegia Lean metodą. Jo tikslas atsisakyti nenešančių pridėtinės vertės veiklų ir paspartinti darbų procesą. Jau antras mėnuo vyksta paruošiamieji darbai ir darbo grupių posėdžiai. Kaip rezultatas to gauname užduotis, kurias iš karto ir bandome įgyvendinti. Dažymo procesų šiai dienai peržiūrėjimas, darbo pajėgumo pagerinimas jau jis yra vykdomas ir rezultatai svarbiausia jau yra matomi ir yra teigiami. Lean veiklos optimizavimo sistema geriausiai veikia, kai mąstoma ir dirbama kryptingai bei teisingai, o bendrovė ir darbuotojai gauna adekvatų atlygį. Radviliškio depe iškelti labai žemiški tikslai. Trumpalaikis, greitas tikslas, kurį tikimės po 7 mėnesių turėti, tai padidinti produktyvumą prekinių vagonų depo suremontuojamų vagonų per dieną skaičių 10–20%. Sunku dabar pasakyti tiksliai kiek, bet tikimėme ženklaus pagerėjimo. Bandomąjį projektą planuojama baigti kitų metų balandį. Visur, kur skamba žodis lynas, tai mes kaip specialistai dažnai juokaujam, ten procentam neįdomu kalbėti procentais, mes kalbam kartais. Vat kai Radviliškis po metų ar 2 pasakys, mes dabar 2 kartus daugiau darom, o mes sakysim, jau pas jūs panašu, kad lynas yra taikomas. Teikdami vagonų remonto paslaugas vagonų savininkams, Lietuvos geležinkeliai įsipareigoja darbus atlikti laiku ir kokybiškai. Nuolat augantis klientų rūpesčiai ir reikalavimai didėja. Klientai nori greičio, klientai nori kokybės, klientai nori, kad nauji inovatyvūs sprendimai, kurie yra jų įgyti kartu su vagonais, būtų palaikomi ir grįžtų atgal jiems iš mūsų depo. Pasibaigus Lean projektui Radviliškyje, tobulinimo procesai nesustos. Planuojama analogiškus projektus ateityje įdiegti visoje bendrovėje.